17 uždavinys. Turime funkciją štai tokią, reikia nustatyti, ar ji lyginė, ar nelyginė, ar nei lyginė, nei nelyginė, galbūt. Kągi mes žinome? Žinome, kad jeigu funkcija nelyginė, galioja štai tokia taisyklė. F nuo minus x yra minus f nuo x. Taigi aš imu ir į funkciją vietoj x-iuko visur įrašau minus x. Bus minus x kubu, plus ir vėl vietoj x-iuko įrašau minus x. Dabar apskaičiuoju, gaunu minusą keliant kubu, tas minusas lieka, tai čia pasidaro plus x kubu atimti x. Na ir dabar minusą išsikeliu prie skliaustelius ir gaunu minus x kubu plus x. Tai mano skliausteliuose, vat štai čia yra mano funkcija f nuo x. Tai gaunu minus f nuo x. Kągi aš gavau, kad f nuo minus x yra tas pats, kas minus f nuo x. Šita lygybė yra teisinga. Taigi atsakymas funkcija nelyginė. Štai. Uždavinukas vertas 2 taškų. Pirmasis taškas už teisingą sprendimo būdo pasirinkimą. Tai yra užrašymą, kad arba savybę turim užrašyti, arba čia įrašyti viską. Ir antrasis mūsų taškas už tai, kad mes padarėme teisingą išvadą. Užrašėm, kad funkcija nelyginė. B eilutė. Reikia apskaičiuoti taškų, kuriuose funkcijos grafikas kerta OX ašį koordinates. Funkcijos grafikas skirs OX ašį, kai funkcijos reikšmė bus lygi nuliui. Taigi mums reikia įspręsti štai tokią lygtį. Aš išsikeliu minus x prieš skliaustus, x kvadratu minus 1 lygu nuliui. Iš čia gaunu, kad arba x lygus nuliui, arba x kvadratu minus 1 lygus nuliui. Iš čia x kvadratu lygu 1, arba x lygu 1 ir x lygu minus 1. Taigi aš gavau net 3 taškus, kuriuose mano grafikas kerta OX ašį. Turiu užrašyti visų šitų taškų koordinates. Tai koordinates tai reiškia abi koordinates ir x ir y. Taigi rašau atsakymą. Pirmasis taškas, jo apsisė vienetas, ordinatė 0, nes ten kerta ašį. Antrasis taškas, apsisė vienetas, ordinatė taip pat 0. Trečiasis taškas, apsisė 0 ir ordinatė 0. Visos ordinatės 0, todėl kad tuose taškuose grafikas kerta ašį, OX ašį. C eilutė. Dar nepasakiau įvertinimo, tai dabar pasakau. B eilutė taip pat verta 2 taškų. Pirmasis taškas už teisingą sprendimo būdo pasirinkimą, tai yra šitos lygties sudarimą, antrasis už gautą teisingą atsakymą. C eilutė. Mums pasako, kad šios funkcijos išvestinė yra štai tokia. Reikia rasti kritinius taškus. Tai mes turime atsiminti, kad kritiniai taškai tai yra taškai, kuriuose išvestinė yra lygi nuliui. Taigi mums reikės išspręsti lygtį minus 3x kvadratu plus 1 lygus 0. Tai čia minus 3x kvadratu lygu minus 1, x kvadratu lygu 1/3. Šią lygtį įsprendę gaunam 2 sprendinius. Pirmasis x-iukas bus šaknis iš 1/3, o antrasis bus minus šaknis iš 1/3. Taigi gavom tuos kritinius taškus. Uždavinys vertas taip pat 2 taškų. Pirmasis taškas už teisingą sprendimo būdo pasirinkimą, tai yra lygties sudarimą. Antrasis taškas už gautą teisingą atsakymą. Na ir D eilutėje mums reikia nustatyti šios funkcijos didėjimo intervalą arba intervalus, jeigu jų yra daugiau. Kadangi mes jau žinom kritinius taškus, štai tuos x lygu šaknis iš 1/3 ir x lygu minus šaknis iš 1/3, tai mes galime iš karto atsidėti skaičių tiesiai šios kritinius taškus, minus šaknis iš 1/3 ir šaknis iš 1/3. Na štai, ir dabar mes turime nustatyti išvestinės ženklą štai šituose visuose intervaluose. Tada mes žinosim, kur mūsų funkcija didėja ir kur mažėja. Lengviausiai nustatyti štai šitam intervale.
nuliuką paimu ir statausi į išvestinę. Aš taip ir užrašysiu. Į išvestinę įsirašau 0. Gaunu minus 3 kart 0 kvadratu plus 1, tai yra 1 daugiau už 0. Pliusą rašau. Dabar galiu išvestinės ženklus nustatyti čia kažkokiuose kituose taškuose, didesniuose už šaknį iš 1/3. Na, galiu paimti, tarkim, 2. 2 tikrai bus daugiau už šaknį iš 1/3. Rašau f išvestinė taške 2, bus minus 3 kart 2 kvadratu plus 1, kas čia minus 12 plus 1, minus 11, neigiamą reikšmę gavau. Ir lygiai taip pat aš galiu nustatyti ženklą taške minus 2. Tai bus minus 3 kart minus 2 kvadratu plus 1. Aš taip pat gaunu minus 11. Štai. Ir matau, kad tai yra taip pat neigiamas skaičius, minusas. Išvestinės ženklus nustačiau, dabar pati funkcija kągi čia daro. Ten, kur išvestinė neigiama, funkcija mažėja, kur išvestinė teigiama didėja, kur išvestinė neigiama vėl mažėja. Taigi, didėjimo intervalas yra intervalas nuo minus šaknies iš 1/3 iki šaknies iš 1/3. Įvertinkime šią dalį. Pirmasis taškas mums už teisingą sprendimo būdo pasirinkimą ir išvestinės ženklo bent viename intervale nustatymą, tai yra už tai, kad jūs atidėjot kritinius taškus ir nusprendėt apskaičiuoti išvestinį ženklą. Ir apskaičiavot nors vienam intervale teisingai. Pirmasis taškas, na, o antrasis taškas už teisingą atsakymą.